Mane užpuolė beždžionė laukiniam paplūdimy. Mes keliavom per akmenuotą kelią, pasiekėm laukinį paplūdimį ir vakar mūsų vietinis įspėjo, kad neatitraukit akių nuo savo daiktų, kur yra aplinkui džiunglės medžiai, ten gali išlįsti beždžionės, jos labai alkanos ir jos iškart griebia jūsų daiktus. Nenuvertinkit beždžionių grėsmės. Ir mes čilinant tam paplūdimy, mačiau ten keletą beždžionių, bet man jos pasirodė gan baikščios, atrodė, kad nelys prie mūsų. Nu ir ką, guliu aš, kai užverčiau galvą, žiūriu iš džiunglių. Taip nusileido ir pareina toks didžiulis patinas. Eik! Kai šokau aš nuo to akmens, suklikiau, griebiau telefoną, tenai bėgau per akmenis, nusibrosinau pirštą, jau griebė kuprinę, atėmiau, pavyko, mes jai metėm butelį, jai tos butelys visiškai nemotais. Tada išsitraukiau štatyvą, tą pagalį, bijau ją išprovokuoti, nes jinai turi aštrius dantis, nei kad nežiebtų, nei man, kad neįsikabintų į mane. Tai aš pamojau to pagaliu. Nežinau, kas buvo, ar čia mes rėkėm, ar kas, ar jinai nieko iš mūsų negavo. Apsisuko, apsigalvojo ir nubėgo atgal į džiunglės. Turiu nubrozintą pirštą, šlapią kuprinę, bet ačiū Dievui visus daiktus, nes galvoju, jau bus kaput.